dėkuoju tau, Aistė, kad sutikai pasidalint pasiekmėmis to, ką tu gavai per šią konsultaciją. Tai pirmiausiai, gerai, įvardink tą problemą, su kuria tu atėjai ir sakyk, su kokia būsena toje problemoje atėjai, kas tave atvedė į šią konsultaciją. Į šią konsultaciją atvedė problema su antra pusė santykiai, nes ant krizės tokie ir prastesni santykiai su tėvais. Tai atėjau nežinodama, ką daryti, ko griebtis, bet atvedėte į geresnį kelią, padėjote suprasti, kad labiau reikia tvarkyti savo vidų, savo visas senas vaikystės žaizdas, nuoskaudas ir labiau nežiūrėti į kitą, kad kitą pakeisti, kad kitą tiesiog, kaip pasakyti, tvarkyti ar šią dieną, bet labiau tvarkyti save, tvarkyti savo širdį, tai kas širdį yra. Nes supratau, jeigu savo vidų sutvarkysiu kitaip savo širdį, tai gyvenimas po truputį, kad ir nelengvai, geresnė linkme judės. Nuostabu, ačiū tau. Ir dar pasakyk, prašau, tą būseną lyginant su tuo, su kokia atėjai ir kaip dabar, ką bendrai davė tau šitą konsultaciją, tavo vidui, tavo būsenai, kaip tu tai jauti. Bendrai atėjo supratimas, ką toliau turėčiau daryti, kokių priemonių imtis. Ir aišku, iš dalies labai gailiuosi gal, kad pas santykių specialistą sesijas nusipirkau, kai sakoma, pinigai bąla, o atsiliepimų jokių. Tai galėjau čia, kai sakau, bet labiau mokymus nusipirkti, pirmos pakopos būtų žymiai geresnis buvęs variantas. Bet čia bus matyti iš tikrųjų, kaip ten bus, bet vis tik apie tą būseną, su kokia būsena čia viduje atėjai ir kaip dabar jautiesi, ar buvo pokytis kažkoks, ką tu gavai šitos konsultacijos metu, čia tiesiog, kaip tu galėtum tai vardinti. Čia gal labiau buvo sumišimas, nežinojimas, ką daryti, o dabar taip, labiau gal žinau, kokia linkme eiti, labiau gal ramesnė išeinu, gal ramesnės būsenos tokios. Tai aš ir linkiu, kad ta būsena tau nuolatos keistųsi, jeigu žengsi konkrečius žingsnius, tai ką mes pakalbėjom, tai tikrai manau, kad tai transformuosis. Ačiū tau, kad pasidalinai. Aš linkiu tau kuo daugiau ramybės tavo viduje. Ačiū tau. Dėkui. Gražios dienos.